Labų dienų. Nedėlė. Laikas pabūti su savim. O kadangi aš bažnyčio nevaikštau, tai sėdu ant dviračio. Šį kartą važiuoju prie Lenkijos pasienio. Atsibodo jau tie Baltarusijos pasienio apribojimai. Galvoju, reikia važiuoti prie draugiškesnių šalių sienos. Ir ten pasienį yra kaimas keistu pavadinimu. Kauknoris. Nežinau, ar todėl, kad ten būnant kaukt noris, ar kad ten kaukai gyvena. Wikipedija nepaaiškino etimologijos. Tik tai, kad nuo ežero pavadinimo kėlė. Pravažiuosiu Didžiasalį, Du Bilsus, Leipalingį, tada bus iki Kapčiamiesčio, sakykime, nuobodoka, atkarpa, o ten tada vėl ežerai, Kalviai ir Kauknoris. Dar gal ir nuvažiuosiu iki pat pasienio Lenkijos. Tai va toksai būtų taškas, nežinau, ar ten prie tų ežerų yra priėjimas pamatyti jų grožį, ar ne, pamatysim. Ir atgal dar, jeigu nesinorės kaukt, jeigu nebus kauknorio, tada užsuksiu į Leipalingio dvarą. Jeigu norėsis kaukt, tai tada varysiu iš karto jau tiesiai atgal namo. Tai pirmas spotas bus Du Bilsai. Baltajis ir juodajis. Na ką, Didžiasalis. Pirmas spotas. Tuoj privažiuosim tokį gabaliuką žvyrkeliuko. Kaipgi be jo. Ir važiuosim link Vilkantrasų. Irgi įdomus pavadinimas. Truputį tokiau kairiai manęs. Bilsas juodajis, jei neklystu. O gal baltajis, aš vis painioju. Ir ten nuo Vilkantrasų iki Leipalingio yra labai fainas asfaltas. Vėlgi pas mane apgailestavimai, kad nuo Druskininkų iki Leipalingio nėra miškais kokio dviračių takelio, kad ir į tą patį dvarą nuvažiuoti. Nu, tas mano gabaliukas žvyrkeliuko. Na ir štai Bilsas baltajis. Šiaip tai kažkaip mano pažįstami tai tiesiog baltasis juodasis vadina. O žemėlapį kažkaip mandriau parašyta baltajis, juodajis. Arba aš be akinių jau nematau ir neįskaitau. Yra Bilsas baltajis, o ten Bilsas juodajis. Arba atvirkščiai. Nu kągi. Oi, aš sakiau Vilkantrasai. Vilkanastrai. 50 metų Druskininkuose gyvenu. Nežinojau, kad yra toksai dalykas netoli Druskininkų.
toksai dalykas kaip Vilkanastrai. Va, tokio takelio norėtųsi nuo Druskininkų iki Leipalingio. Aš dar turėčiau pasiūlymų Druskininkų savivaldybei, kur tos takelius galima nutiesti. Galima kokį žiedą padaryti per Leipalingį, Grūtą, Švendubrę. Nu, aplink Švendubrę jau ten suremontavo, bet va kažkaip sujungt, kad visus Druskininkus galima būtų aplėkti. Liškiava, Liškiava jau ne Druskininkų savivaldybė. Nu, čia važiuot smaguma. Nesuės mane šuniukas. Nu, dar kol važiuoju, tai pasipasakosiu apie savo kovas su video editinimu. Pirma mano video beginnerio, tai garsą sugadino iMovies, pasirodo. Tada įsikėliau į DaVinci. DaVincis irgi pasirodo gadina garsą. Bent jau iš GoPro kamerą įkeltą. Nu, tai tada radau išeitį, kad išsiimu garso takelį ir dedu keliu atskirai į DaVinci, o YouTube'as irgi šį kartą antram video jau davė man, pamiršau ten tas geresnį kodeką VP9. Tai čia ne beginnerio problema buvo, o nubizmo prie problema. Žodžiu, reikėjo editint pagal YouTube'o reikalavimus. iMovies to negali padaryti. Kada sueditinau ilgai vargau, sueditinau su DaVinciu, įkėliau YouTube'ą ir davė tą normalų kodeką. O aš kažkaip galvoju, aš kažkokių tai spec efektų nedarysiu, ką man to DaVincio ar ten dar kokios rimtesnės programos, jeigu su iMovie viską galima padaryti. Ten paprasta viskas taip, kaip 2x2. DaVincis nervų pagadino, bet va, pastangos davė rezultatų. Štai ir Leipalingis. Tai tik kelio pradžia. Tai tik kelio pradžia. Memento mori. Čia jau senas asfaltas. Nuo Vilkanastro iki Leipalingio buvo navekas. Nu va, kaip minėjau, nedidelė. Visi bažnyčion. Bet aš nebūčiau nuoširdus tikintysis. Tai aš apmąstymus apie gyvenimą darau ant dviračio. Važiuojam pagal taisyklės. Na, praleidžiam šitą. Tai čia galima tiesiai važiuoti ar ten. Bet aš noriu senu keliu važiuoti. Ir apskritai aš dar šito keliu turbūt niekados gyvenime nevažiavęs. Nu ir va, bažnyčią dar parodysiu jums tuo pačiu Leipalingio. Wow. Žiūrėkit, koksai čia paveldas. Tikiuosi, kad
šitas paveldas mano kelionės nesutrumpins. Grindinys. Dar vieną grindinį pamatysim prie Kapčiamiesčio. Nu, atgal per čia jau nevažiuosim, bet būsiu padaręs tą pirmą kartą. O, kas čia per garsas, čia paukščiai kažkokie, garnys, gervė, o, kas lemba. Galvojau, ar laikysis, ar nesilaikys butelis, nes gertuvę pamečiau. Tai nelabai laikosi. Paprastas. Savo gertuvę pritaikytą dviračiui pamečiau irgi kažkiek žvyrkeliais važiuodamas prie užkrito prie Varviškės. O, bet baigėsi paveldas ir dabar bus nuobodus plentas iki Kapčiamiesčio. Viktoriną pravažiuojam. Vienas iš stambesnių mano maršruto spotų. Palipės mano Krikštadukros kaimas. Linkėjimai Kamiliai. O čia galima važiuoti į Veisiejus. Gaila, kad ten vėl, vienu žodžiu, kur susikerta su Varnėnų keliu, yra žvyrkelis. Čia faina tokį ratuką galima būtų apvažiuoti. Vėjo šiandien kaip ir nėra labai didelio. Taip atrodė bent jau iš ryto, kaip šunį vedžiojau. Nežiūrėjau jokių pro meteorologijos stotelių duomenų. Bet atrodė, kad gana ramu. Bet va čia, kadangi laukai, tai kažkaip tai pučia, nesuprasi, iš kur šniokščia ausyse. Tikiuosi, kad iš šono. Nes jeigu čia man iš galo pučia, tai atgal bus Kauknuris. Na štai, tas dar vienas paveldas Kapčiamiesčio Leipalingio kelio atkarpos grindinys. Čia automobilistai šitų paveldų nelabai džiaugiasi. Jeigu būtų Kapčiamiestis kažkoks svarbesnis miestelis, tai turbūt reikėtų padaryti čia kažkokį tai šitą kelią paliesti. Paveldas paveldu, o apvažiavimą kokį šalia. Nepaguglinau, kiek metų šitam paveldui. O, čia jisai trumpesnis. Nei aš įsivaizdavau. Tai čia galima ir pakentėti. Jokio apvažiavimo čia nereikia. Kaip gulintis policininkas, didelis gulintis policininkas veikia. Panašu, kad priartėjau prie Kapčiamiesčio. Sukirčiavau taip, kaip aš kirčiuoju. Bet nenustepčiau, jeigu taisyklingai būtų Kapčiamiestis. Čia kažkada iš čia plaukėm su baidarėm. Dabar pabandysiu apsimesti vietiniu ir be navigacijos nuvažiuoti centran miesto.
Baltąją Ančią pravažiavom. Oi, ir kitas tiltukas. O čia Nida. Nu va, Dom tipo kontora. Ir šalia Dom tipo kontora paminklas Emilijai Pliaterytei. O, va, kalviai. Dar vienas tiltukas per Niedą. Paėmiau pasienio, Lietuvos-Lenkijos pasienio kryptį. Čia dar nesu buvęs gyvenime. Kalviai 3 kilometrai. Ten priekį kolega skuta, bet labai greit važiuoja. Arba sportininkas koksai. Arba su elektriniu dviračiu. Nelenktyniausiu su juo. Nors man reikėtų su laiku palenktyniauti. Nes 5 valandą renginys. Ryšium su Čiurlioniu kažkas. Virtualus Čiurlionis. Nepasidomėjau smulkiau, kur aš ten einu. Tai vat reikia suspėti. Jeigu iki 12 nuvažiuosiu iki Kauknorio, iki pasienio, tai turėčiau spėti. Iki 4 valandų. Jeigu nebus kokio vėjo labai žiauraus. O, kalviai. Nežinau bendrai, ar šitas ežeras kalviai vadinasi. Turbūt kalviai. Dzūkija tai ne Utena, ne Molėtai, negali pasigirti tokių kiekių ežerų, bet irgi va, yra šis tas. Pravažiavom tas Bilsus netoli Druskininkų.
Ten važiuojant link Leipalingio, dar biškį toliau nuo kelio ežerų yra. Ir palei Viktarinų ten irgi ežerų yra. Nu ir mūsų tikslas Kauknoris, Lenkijos pasienį. Čia į priekį važiuojant, man atrodo, nuokalnės ir nuokalnės. Tai atgal biškį bus nesmagu. Ten tarp medžių ežeras. Aš čia kaip žemėlapį dairiausi, tai taip ir įtariau, kad nuo kelio nelabai matysis, nes miškai apaugę. Miškais apaugęs tas ežeras. Ir kad tą Kauknorį pamatyt, man atrodo, teks lysti kokį keliuką. Kalvėjai. Su kateriu kokiu tai plaukėja. O kokia susitvarkiu sodyba. Ir kada ir yra krepšinio lenta su krepšiu tinklu. Tai labai užskaitau tokią sodybą. Vaikystėje eidavom žaist krepšinio prie Eglės sanatorijos. Bet arba dičkiai būdavo užėmę aikštelę, arba dičkiai skriausdavo mus. Tai aš svajojau pasidaryti kaime krepšinio aikštelę, bet aišku, tokių galimybių nebuvo. Ten galima buvo iš kokio bučkos lanko krepšį pasidaryti. Ne tas kaip dabar. Viską gali nusipirkti. Vienas kolega minėjo man, kad čia bus kelio remontas nuo Kalvių, bet patikino, kad pravažiuot galima. Pažiūrėsim. O, raudona šviesa. Kažin man galima, turiu laukti. Jei jau Kauknorio gatvė, tai gal ir pats Kauknoris. Netoli, o ten tarp miškuose matau ežerą kažkokį tai. Nu čia kai žiūrėjau žemėlapį, tai mačiau, kad iš vienos pusės ir iš kitos pusės žeriūkščiai. Svarbu 70 neviršyt greičio. Toksai biškį medinis bairis. Ir vėl raudona šviesa. Gal ryšim su tuo, kad čia pasienis. Kelius remontuoja, kad būtų pravažumas geresnis Suvalkų koridoriumi. Naujas asfaltas. O kažkada tai čia bus smaguma. Nuo Kapčiamiesčio iki Kauknorio. Blemba,
Kaip gaidys užgiedojau. Pagavau gaidį. Nu. Įkalnė baigėsi džiaugsmas. Houston, we have a problem. Atiro pavaras. Blogai veikia priekinių žvaigždučių. Nepersijungė ant mažiausios, o persijungė. Nesupratau. Tikiuosi, aš tuo keliu nuvažiavau. Čia kaip ant žemėlapio žiūrėjau, tai čia prie patas Kauknoris. Kapčiamiestis ir Kauknoris. Kapčiamiestis, Kalviai, Kauknoris, viskas. O čia dabar aš žiūriu, tolumoje dar vis nesimato jokio Kauknorio, nei gyvenvietės, nei ežero. Jaučiu atsisakysiu idėjos iki pat pasienio nuvaryti. Bijau nespėt į renginį tą, kurį minėjau. Aišku, taip kaip nėra laisvės laiko, tai tas skubėjimas truputį stresina ir gadina malonumą važinėjimą. Bet į kitą dieną nenorėjau atidėti važiavimo, nes jau man atrodo šita diena paskutinė, tokia vasariška. Žodžiu, aš pasiklydau ir jau išvažiavau į Lenkiją, va ten jau stovi pasieniečiai, galvojau, kad čia lietuviai su manim angliškai šneka. Tai pasirodo, aš čia be navigacijos važiuodamas nugrybavau. Kažkur tai Kauknoris buvo kitur. Nu, bet mano vienas iš tikslų buvo nuvažiuoti į pasienį. Tai vat, nuvažiavau. Kiek suprantu, aš to Kauknorio geriau jau ir nepamatysi. Kai buvau nuvažiavęs prie sienos, tai ten kaip grįžinėjau nuo sienos buvo nusukimas į ežerą. Ten reikėjo sukti link sienos važiuojant. Bet dabar mane jau spaudžia laikas ir aš jaučiu negrįšiu. Tai teks dar kartą į Kauknorį atvaryti. Kad pamatyti, čia reikės pasikonsultuoti su kolega Artūro. Nes dabar tai aš matau Kauknorį tik tai per šitą privatų kiemą. Važiavau ir pravažiavau. Ir jau man sako Dzień dobry. Nu, tiksliau Dzień dobry nesakė, sakė angliškai iš karto. Card ID. Galvoju, va ta. Lietuvių pasieniečiai angliškai šneka su manim kažkodėl, tai po to žiūriu, kad straž ten kažkoks. Straž rubižovai. Jaučiu nesąmonę pasakiau. Nu, bet kažkaip taip. Žodžiu, reikėjo važiuoti su navigacija. Kažkaip tai aš čia pasitikėjau, galvoju, čia nėra kur pasiklyst. Nėra kur pasiklyst. Variau, dar tas naujas asfaltas prasidėjo. Tas naujas asfaltas smagu labai lėkt buvo. Ir žiūriu, kad aš jau Lenkijoje. Nu irgi įdomu. O gal dar grįžti vis dėlto? Kiek valandų?
Jau po 12. O po 12 gal neteks važiuoti man atgal. Laikas spaudžia. Įdomus maršrutas. Įdomus tuo aišku, kad aš čia niekados nevažiavau, nes aš čia Lazdijų Varėnos rajono tai išvažinėjęs normaliai. O čia visiškai nauji dalykai. Dzūkijos kopų kalvos. Va, kokios kalvelės. Ir ten va, toliau prasideda geras asfaltas. Su Kauknoriu susipažint. O, tai čia, kur čia ta privati valda? Čia turbūt privati valda. Su Kauknoriu susipažint nepavyko. Iš arčiau bandysiu privažiuoti, ar čia įmanoma privažiuoti. A, čia iš tikro privati valda. Va, tokis Kalvių ežeras. Kauknoris privati valda. Kalvių ežeras privati valda. Dar kažkur čia yra pirmo pasaulinio karių kapinės. O čia pasirodo Veisiejų ežeras, o ne Kalvių. Nepasidomėjau aš čia detaliau. Nu, bet Lenkijos pasienį pasiekiau. Gal neturėjau ką pafilmuoti taip kaip Zervynose. Bet susipažinom su 2 grindiniais. Leipalingio ir Kapčiamiesčio. O su šitu ežeru. Ir su fainu maršrutu. Nu, žodžiu, reikės pakartot. Reikės kooperuotis su klasioku Artūru. Jisai čia šitus kraštus išniukštinėjęs. Ir tada apvažiuotos aplink Kauknorius. O dabar va pasigrožėsim šitų ežero. Ten faina trobelė kitam krante. Palieku Kalvius, Kapčiamiestis 4. Geras maršrutas, kada sutvarkys šitą kelią, tai čia bus labai faina. Ir į Lenkiją turbūt kokį maršrutą būtų galima susigalvoti. Nuvažiuoti. Na, aš jau esu Leipalingen prie dvaro. Tai laikas apibendrinimui gal. Pats maršrutas įdomus,
Tik tai gaila, kad mano tikslas buvo Kauknaris, o aš to Kauknario tai kaip ir nepamačiau dėl laiko stokos. Dabar yra 13:42, tai aš aišku, dar čia man pusvalandis kelio iki Druskininkų liko, tai spėjęs į tą renginį. Ir vat aš ten, kur padariau klaidą ir pravažiavau nusukimą vieną, tai ten turėjo būti jaučiu privažiavimas prie Kauknario, gal net prie kokios nors aikštelės apžvalgos. Nu, ne apžvalgos, bet priėjimas bent jau, aš mačiau žemėlapį ten kažkur yra. Bet kadangi bijojau nesuspėt, tai netaisiau tų klaidų ir variau greičiau link Druskininkų. Bet, sakau, pats maršrutas įdomus. Kad ir Lipalingio grindiniu pavažiavau atkarpėlę. Sakau, 100 metų gyveni, ne 150. Ir nė karto nesu pravažiavęs juo. Tai nežinau, gal ir daugiau tikėjausi iš tos kelionės, bet kilometrus padariau. Dabar vat yra 78 kilometrai, dar 15 iki Druskininkų. Tai tą sportinį interesą būsiu patenkinęs. O kažko tai įdomaus prifilmuot gal ir neprifilmavau. Bet vis tiek subscribinkit, laikinkit ir sharingkit. Iš klaidų mokomės. Nu dar apvažiuosiu pafilmuodamas aplink Lipalingio dvarą. Ir reikia Nedzilion dvasingai atsisveikint. Sudie.